Labas, tai dabar dėl Slider Revolution. Tai va čia, nuėjus į Pages yra Slider Test. Jeigu čia atsidarysim, matai, va čia yra alias Video Slider. Tai žodžiu, kur čia visa yra mintis? Kai mes nueinam į Revolution Slider, mes čia turime Video Slideris, Homepage Slideris. Kada mes nueinam į to sliderio editą, čia vat yra tas vadinamas shortcode. Tai va dabar tas shortcode'as, kurį norit sliderį rodyti. Ir kiekvienas slideris gali turėti daug slaidų, ane? Nu, paveikslėlių, pavadinkim, besikeičiu. Kadangi tai video, yra toks dalykas, kad, žinai, fotkė ir video slideris. Tai ir paskui automatiškai nusisuka ir panašiai. Tai daug reikalų. Tai aš tokių, žinai, momentų dažniausiai rekomenduoju klientam, jeigu jau deda video sliderį, tai tada tiesiog geriau keisti visą sliderį. Tada šitoj vietoj čia gaunasi, kada paspaudžiam ant pagrindinio, koks tas backgroundas, yra HTML video, Vimeo, YouTube video ir tiesiog iš Media Library išrenkam. Šiuo atveju jūs man atsiuntėt HTML5 video ir aš čia jį išrinkau. Dabar šitą sliderį, ką mes, dabar jisai čia paleistas šitaip, tai mums reikia tiesiog nueiti į homepage'ą. Tuoj parodysiu, redaguoti puslapį ir mes matom, kad viršuje, taip, šičia yra Rev Slider Shortcode. Tai va čia yra Homepage Main Slideris, tai jeigu aš čia įpastinčiau Video Slider ir išseivinčiau, tada man pradėtų šitą video sliderį rodyti. Jeigu aš įpastinčiau, tuoj pabekinam, nežinau, šičia, va šitą sliderį šiaip ištrinčiau aš, jeigu jis kažkoks duplikatas. Jeigu šitą paeditinam, tai tada matom, kad galim va šitą nukopijuoti, ne? Ir į šitą vietą homepage tada main slideris bus. Nu tai va, šičia ir žaidimas, kurį sliderį norit, kad rodytų. Tai čia įkopijuoji ir paspaudi save. Tai dabar nededu, nes nežinau, ar tą video reikia paleisti ar nereikia. Tai tokiu atveju galėsit video įmest. Aišku, galima pridėti naują slaidą. Tam slaidui daryti irgi HTML5 video, bet šitoj vietoj aš nežinau, kiek tas slaidas, nu, kaip jisai realiai veiks, ar normaliai, ar ne. Tai čia dabar eis slaidai ir paskui šitas. Nu, aš jį išjungiu, čia va takytę uždedu, aš jį išjungiu, bet jūs galite atsidaryti ir šitą slaidą įjungti, pasitestuoti, pasibandykit, kaip jums geriau.